Besibaigiant pagrindiniam Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo etapui, ypač aktualus tampa programai skirtų kaimo plėtros fondo lėšų perskirstimo klausimas. Iš viso 2007-2013 metų laikotarpiu programos įgyvendinimui numatyta skirti beveik 8 milijardus litų paramos. Matome tam tikras galimybės perskirstyti lėšas iš tų priemonių, kuriuose nepakankamai efektyviai naudojamos lėšos, ar tiesiog matom tam tikrą riziką, kad jos gali būti ir nepanaudotos. Ir taipogi matome didžiulį trūkumą lėšų kitose kaimo plėtros programos priemonėse. Ir būtent tokia priemonė yra žemės ūkio valdų modernizavimas. Perskirsčius Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą, būtų galima finansuoti šiuo metu ypač aktualius projektus. Viena iš tokių prioritetinių sričių turėtų tapti parama gyvulininkystei. Mat šalyje laikomų gyvulių skaičius nuolat mažėja, o šios žemės ūkio srities skatinimas numatytas ir Lietuvos Respublikos vyriausybės programoje. Pasistengėm paieškoti ir mums pavyko surasti 60 milijonų litų, kurie turėtų būti nukreipti gyvulininkystės sektoriui vystyti. Tam, kad tie pinigai realiai pasiektų žemės ūkio veiklos, sakykime, subjektus, reikalingas dar Europos komisijos pritarimas. Balsų dauguma, socialiniai partneriai pritarė šitai ministerijos iniciatyvai. Belieka dabar sulaukti Europos komisijos pritarimo. Ilgalaikių investicijų programų įgyvendinimo metu, o ypač paskutiniais etapais atsirandantis lėšų perskirstimo poreikis įprastas reiškinys. Manoma, kad Europos komisija pritars teikiamiems Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos pakeitimams. Todėl papildomas finansavimas aktualiausioms priemonėms galėtų būti skirtas ir paraiškų rinkimas paskelbtas dar šį rudenį.